Tik nepagalvokite, jog apsistojame po tiltais, tad ir aktualiais vaizdais, nuo šiol dalinsimės tik iš tokių vietų. Tiesiog pastaruoju metu nemažai rodėme pietinės Klaipėdos dalies vietovių, kurios buvo atnaujintos, arba tokie aplinkos gerinimo darbai jau numatyti artimiausių metų. Taip pat nevengėme aplankyti centrinį ir šiaurinę Klaipėdos dalį, tačiau rytinėme Uostamiesčio pakraštyje lankomės retai. Tiesiog ypatingų progų nepasitaiko. Bet šis video kitoks, nes proga tikrai yra. Galbūt nedažnai aplankoma vieta, o kitiems ir pabuvoti čia neteko, bet dviratininkams gerai žinoma trasa, kuri driekiasi išilgai, miestą perpus dalinančios Danės upės pietinį krantą, o tiksliau ties Klaipėdos baldų gamykla. Būtent tarp minėtos gamyklos ir upės, be kurios neįsivaizduojama Klaipėda, turi atsirasti naujas parkas. Juk ne tik Klaipėdos senamiestis ir gausiai apgyvendintos vietos privalo būti puoselėjamos, tarsi tik tam, jog išlaikyti gražų įvaizdį. Tad matyt su tokia intencija, prisimenant ir atokiau nuo senamiesčio šurmulio esančius plotus, pradėtas naujo parko projektavimas. Panašu, jog klaipėdiečiai ir miesto svečiai šią vietą atras naujai, nes 1000 kvadratinių metrų plote, kaip rašė dienraštis Vakarų Ekspresas, turėtų atsirasti terasos, ant kurių bus pastatyti suolai, dviračių stovai, įrengtas naujas apšvietimas, taip pat sutvarkyti želdiniai. Numatyta galimybė įrengti pontonus, ant kurių žmonės galėtų patekti takais nuo krantinės. Na, o mes, laukdami galutinės būsimo pakrantės parko vizualizacijos ir rangos darbų pradžios, dar pažadame čia sugrįžti. Žinome, jog projektavimas prasidės jau netrukus, tad tikime, jog nepelnytai pamiršta vieta atgims antram gyvenimui, o ir šalia esanti apleista teritorija po tiltu ras naudingą pritaikymą. O jūs kaip visada šią kūrybinių polėkių paremtą kelionę po gimtąją Klaipėdą galite palaikyti savo patiktukais ir komentarais. Ačiū, kad prisidedate.